Tai visi žinom šį nuostabų pieno gėrimą Miau. Šis gėrimas turi 3 originalius skonius. Tai šokoladinį, braškinį ir bananinį. Tačiau taip pat esat girdėję ir apie mėlynių skonio Miau. Kas jo nesat gyvenime ragavę, sveikinu, jums pasisekė, nerekomenduoju. Mėlynių Miau yra žinomas kaip blogiausias Miau skonis iš jų visų. Galbūt esat girdėję apie šokoladinio Miau judėjimą, tai propaganda, kurią sukėlė suverenitetas. Jis vertė žmonės pripažinti, jog šokoladinis Miau yra skaniausias. Nu taigi aišku, kad šokoladinis Miau. Bet kaip yra iš tikrųjų? Ką žmonės iš tikrųjų galvoja apie šios 4 gėrimus? Ir kuris yra daugumos mėgstamiausias? Nežinau, išsiaiškinkim. Faustai, kokia tavo nuomonė apie Miau? Kiek yra rūšių? 4? Sakykim. Nelabai suprantu, kam reikia leisti ant kitų likusių 3 skonių, kai yra bananinis, nes visiškai neapsimoka švaistyti pinigus ant jų. Geriau daryti tik bananinį. Tu nori pasakyti, kad bananinis yra vienintelis Miau skonis, kuris turėtų egzistuoti. Jo, aš manau, kad bananinis net turėtų vadintis bananinis. Tiesiog turėtų vadintis Miau, nes yra vienintelis Miau skonis, kuris yra normalus. Lietuvoje Miau tema yra labai kontroversiška. Visi turi labai skirtingas nuomonės. Todėl parašiusi Google skaniausias Miau, mes iškart randam labai stiprų teiginį. Braškinis Miau skaniausias. Tada iškart po to radau puslapį, kuriame padarytas visas balsavimas. Kuris Miau gėrimas skaniausias? Didžioji dauguma žmonių, 45%, pasirinko bananinį. Tada antroji vietoj braškinis, o šokoladinis tik 3. Apie mėlynį Miau nereikia net nieko sakyti, visiems ir taip aišku. Nors vienas žmogelis vardu Ablamuchas pakomentavo: mėlynių irgi visai nieko. Manau, kad jo vardas labai apibūdina šitą nuomonę. Sekantis balsavimas vyko Reddite. 113 balsų atiteko bananinė Miau. Jis eilinį kartą laimėjo. Braškinis vėl užėmė 2 vietą, o šokoladinis 3. Aš iš tiesų nusivylę šokoladiniu Miau. Aš nežinau, kad jis toks nemėgstamas yra. Pats buvau giliai įklimpęs į suvereniteto propagandą ir iš tikrųjų tikėjau, kad visiems labiausiai patinka šokoladinis Miau. Aš nesuprantu, koks gyvulys turėtų kerti šokoladinį Miau. Braškinis aš dar, žinai, pasižiūrėčiau su pakeltu antakiu. Bet šokoladinis? Kas toliau, mėlynių? Tas tintukas yra. Vapšė, kam patinka mėlynė? Viename puslapyje buvo užduotas klausimas, kaip jums pieno gėrimas Miau. Ir spėkit ką? Labai liuks, ypač bananinis, o šokoladinis man nelabai. Kas čia vyksta? Man atrodo, atėjo metas man pačiam įsitikint. Gerai, gal pradėkim nuo visų labai mėgiamo bananinio Miau. Aš esu jau ragavęs visus Miau, bet aš noriu tiesiog dar kartą visų paragauti po vieną ir pats nuspręst. Ai, aš mačiau vieną atsiliepimą, kuriame žmogus labai pyko dėl šito uždangtuko. Jeigu gėrimai Miau yra skirti vaikams, tai kaip jiems atidaryti tą prakeiktą foliją? Jei ir tėvams sėkmingai atidaryti pavyksta kas 5 buteliuką. Arba atplėšti neįmanoma, arba atidarinėjant suspjausti pirštus. Ir tokią pakuotę siūlyti duoti vaikams? Jo, Viliu, atleisk, kad tavo rankos yra tokios silpnos ir tu nesugebi šitos folijos atplėšti. Kas čia sunkaus iš vis yra? Aš nepagaunu. Neugi taip sunku yra atplėšti kažkokį folijos kabalėlį nuo viršaus. Net ne. Pliama, gal rimtai suspiešiu pirštus. Gerai, bananinis Miau. Paragaukim. Nu gerai, jaučias tas sintetinis skonis, bet jis nėra blogas. Ką aš žinau, toks tiesiog bananinis Miau. Legendinis bananinis Miau, kurį visi taip myli. Sekantis būtų braškinis Miau. Gerai, nemeluosiu, iš tikrųjų nepamenu paskutinio kartą, kada aš gėriau braškinį Miau. Nes jeigu aš perku Miau, aš dažniausiai imu vieną iš šitų 2. Žinom, ką aš iš tikrųjų buvau pamiršęs braškinio Miau skonių. Jis iš tikrųjų yra skanus. Šokoladinis Miau. Tai yra mano pagrindinis pirkinys, į kurį aš taip tikėjau. O, wow, jis net lengviausiai atsidaro, matot? Čia jau pliusas. Gerai, žinom, ką, čia iš tikrųjų yra mano mėgstamiausias Miau. Aš dar kartą įsitikinau. Aš tikėjausi, kad po šito pasikeis mano nuomonė ir aš sutiksiu su šitai žmonėm, bet ne. Šokoladinis Miau iš tikrųjų yra skaniausias. Ir tada turim... Tai, ko jūs visi laukėt, kad Gustas išgertų mėlynių Miau. Aš jį bandžiau kažkada. Kažkada prieš kokius 2 metus gal. Jo, jis iš tikrųjų yra labai šūdinas. Tu geri mėlynių Miau ir tu supranti, kad kažkas ne taip. Gal tokio daikto nereiktų pardavinėti. Ir plus pastebėt, mėlynių ir bananų Miau turi tik tai 66% kalcio, o šitie 2 turi per 1% daugiau. 67%.
Čia dar gražesnis skaičius. Kad ir koks nesutarimas vyksta tarp geriausio miau skonio, mes visi bendrai galim sutikti, kad iš visų 4 blogiausias yra melyninis. Bet ar tikrai jų yra tik 4? Galbūt egzistuoja, arba bent jau egzistavo dar prastesnis miau. Kiekviename iš šiandien išvardintų puslapių aš radau paminėtą dar vieną miau skonį, apie kurį galbūt net ne visi būsit girdėję. Štai keli komentarai. Bananinis, bet dar žiauriai geras vanilinis, jeigu dar tokį kažkur parduoda. Bet jo, nėra vanilinio, o aš taip mėgstu. Nėra vanilinio, bet jo vis tiek nebeparduoda. Taip, tai vanilinis miau. Aš pats tik šių metų pradžioj, tiesioginės transliacijos metu sužinojau, kad toks miau skonis iš tikrųjų būdavo parduodamas. Bet ar vanilinis iš tikrųjų egzistavo? Jis atrodo tikras. Jis atrodo tikras. O, aš sakau, vanilinis egzistavo. Jis egzistavo. Jis kažkur yra. Galėtų sugrąžinti, davai padarom. Ką aš žinau, ką ten daro? Peticiją padarom. Prieš metus buvo sukurta dar viena apklausa, kuris peniukas miau skanesnis. Šiaip pilnas originalus klausimas labiau skambėtų taip. Kuris peniukas miau geriau ant pachmielo? Joje buvo galima pasirinkti ne iš 4, o iš 5 skonių. Ir iš jų visų mažiausiai surinko ne mėlynių miau, o vanilinis miau. Egzistuoja svetainė, kurioje lyginamos miau kainos. Ten užėjus pamatysit, kad pats pirmas produktas yra vanilinis miau. Puslapyje rašo, kad jis parduodamas vienintelėje parduotuvėje. Rimi, kuri ką žinau kur randas. Plius informacija yra iš 18 metų, o vanilinio miau paveiksliuko net nėra. Bet aš nesiruošiau taip lengvai visko paleisti. Nusprendžiau įvesti Google vanilinis miau. Pats pirmas rezultatas buvo iš Lookritma firmos ir štai jis. Vanilinis miau visame savo grožyje. Jis tikras. Tai nebuvo tiesiog dar viena apgaulė. Kaip su svogūniniu miau. Čia rašo, kad prieinamumas sandėlyje. Ką tai turėtų reikšti? Kad jį dar galima kaip nors užsisakyti ar atrasti? Man reikėjo atsakymų kuo greičiau. Todėl susiradau į telefono numerį ir paskambinau. Klausau? Sveiki, čia Lookritma? Taip. Skambinu dėl vieno iš jūsų produktų pavadinimu vanilinis miau. Žiūrėkit, mūsų įmonė užsiima tik tai prekybą eksportų, Lietuvoje prekybos nevykdome. Bet ar jūs nežinot, ar jūs dar turite tokią prekę? Neatsakysiu, žinokit, asortimentas didžiulis, tai tiesiog taip pat tikrai nepasakysiu, bet kokiu atveju Lietuvoje mes neprekiaujam, žinokit. Ai, tada viskas aišku, nu gerai, ačiū. Taip, prašau. Ką reiškia mes neprekiaujam Lietuvoje? Kur jūs išvežėt mano vanilinį miau? Kam aš dar galiu pabandyti paskambinti, kas dar žinotų? Rimi? Gerai, paskambinsiu Rimi vadovui, į tą pačią Rimi, kuriame buvo paskutinį kartą užfiksuotas vanilinis miau. Nu, kaip supratau, Giedrius nekelia ragą. Ar man skambinti pačias pieno žvaigždės dabar? Jūs paskambinote į bendrovę Pieno žvaigždės. Po signalo galite palikti balso žinutę arba parašykite mums elektroninį laišką. Mūsų darbo laikas – pirmadieniais, penktadieniais nuo 8 iki 16 valandos. Pavėlavau, dabar 4:30, jų darbo laikas pasibaigė. Ką man daryti dabar? Aš tiek vilties turėjau į Lookritmą, aš galvoju, kad jie man atsakys. Man rodo, jie nieko nežino. Niekas nieko nežino apie vanilinį miau. Kur jis dingo? Ar man jį pačiam surasti? Ar man ruoštis į kelionę? Ar man teks įrodyti visiems, kad toks miau egzistuoja dar kažkur? Tomai. Alio? Kokia tavo nuomonė apie miau? Tipo, kur katės daro? Ne, čia apie tą pieno gėrimą, žinai tą, kur maksimui yra. Ai, no. Žinai, kad yra 4 skoniai, ne? O ne 5? Aš tą ir sakau. Gerai, koks 5? Ne mėlynių kartais? Palauk. Koks 4? Bananinis? 3. Braškinis? Palauk. 2? Šokoladinis? O koks 1 miau? Vanilinis? O dieve! Matai, kiek kalcio yra? Šiam 5%? Kitose miau, ne? Paimkim, pavyzdžiui, šokoladinę. Ten yra šiam 7% kalcio. Paimkim bananinę, ne? Pavyzdžiui. Ir ten yra šiam 6. Vanilinis yra vienintelis, kuris turi šiam 5. Mažiausiai kalcio iš jų visų. Gerai, Gusi, aš būsiu honest su tavim. Na? Aš nemanau, kad kažkam labai rūpi tie 2% kalcio. Ne, aš nemeluosiu. Esmė yra tame, kad aš atrasiu tą miau. Kad aš jį turiu gauti kažkaip. Gusi, tu jo negausi. Tu esi gėręs vanilinių miau? Nesu. Dėja, bet nesu. Būtent. Tai va dėl to, Gustai, tu jo ir negausi, tu iš niekur tu jo negausi, jis neegzistuoja. Aš nuvažiuosiu į Šilainius. Tik ne į Šilainį.